Sveiki. Liepos 18 dieną Merkurijus pradeda judėti atgalinė kryptim. Ypatingai tą dieną dar jis atsiduria nepalankiam laipsnėje susijusiame su nesutarimais, prieštaravimais. Ir atsižvelgiant į tai, jisai tuo pačiu dar randasi tarp Ketu ir Rahu planetų negatyvios įtakos, sakykime, gali paaštrėti nesutarimai santykiuose, pykčiai, konfliktai. Merkurijus jisai pats yra susijęs su komunikacija. Tai tuos dalykus atkreipkite dėmesį, ypatingai, jeigu reikia su kažkuo tai bendrauti ar spręsti konfliktus, pastaruoju metu jie gali suaštrėti arba paaštrėti. Pasaulyje irgi galimi nesusipratimai tarp valstybių, įvairūs tokie dalykai kaip ten diplomatijų nesusipratimai, provokuojančios kalbos gali būti, kas susiję irgi tiek su žiniasklaida, tiek su informacija, gali mus dažniau pasiekti tokios netikros naujienos, manipulacija, informacija, kuri galbūt tokia gali labiau būti gąsdinanti, nei iš tikrųjų yra. Ir gali atsirasti nestabilumas, kas susijęs su rinkom, su finansais. Merkurijus už tai atsako. Merkurijus atsako už technologijas, tai kas susijęs su IT sistemom, įvairūs gali pasireikšti skandalai, kažkiek galbūt duomenų nutekėjimai, komunikacijos irgi klaidos. Ir iš esmės įvairių irgi sąmokslo teorijų suaktyvėjimas tuo periodu, tai būkite budresni, kad gali padaugėti gąsdinimų ir baimių ir panašiai. Tai stenkitės šiuo laikotarpiu, kadangi Merkurijus tai yra komunikacija, kontroliuoti savo kalbą, ypatingai neįsivelti vairius tokius netikėtus barnius, ypač šeimoje arba darbe, ir su manipuliacijom įvairiom vertėtų būti irgi atsargiau, kad netaptumėt tiesiog, galbūt ne tai, kad netaptumėt, o nepatektumėt į kitų įtaką. Ir aišku, tuo metu kas susiję su sprendimais. Tai būtų irgi ne pats palankiausias laikas pasirašinėti galbūt kažkokius tai svarbius dokumentus, pradėti kažkokius naujus projektus bei iš anksto kruopštaus tokio pasiruošimo, patikrinimo. Jeigu kažką planuojate, tai, kaip sakant, patikrinkit 2 kartus, ir gali suaktyvėti ir psichologinė įtampa, galvos skausmai, miego sutrikimai. Merkurijus atsako už nervinę sistemą, tai tuo periodu irgi gali paaštrėti. Ir jeigu taip žiūrėt, kam palankus tas laikas, tai vėlgi, kas susijęs su mūsų savianalize, analizuoti, meditacija, gilintis į gyvenimą savo, į gyvenimo prasmę, padarytas klaidas, irgi peržiūrėti ankstesnius sprendimus arba grįžti prie projektų, prie darbų, kurių nepabaigėte, ir tuo laikotarpiu irgi juos sėkmingai užbaigti ir stengtis visada apgalvoto periodu, jeigu ypatingai ruošiamės su kažkuom tai konfliktuoti ar komunikuoti, tikrai apgalvoti savo žodžius. Ir šio periodu, jeigu kartuosit Mėnulio mantrą Om Namo Bhagavate Vasudevaya arba Merkurijaus mantrą Om Budhaya Namaha, jas irgi galite rasti svetainėje, tai tiesiog gali irgi padėti subalansuoti mūsų mentalinę būseną. Ir dabar būtų prognozė visiems zodiako ženklams, nuo Avino iki Žuvų. Tai tiesiog irgi pasitikslinkite, jeigu nežinot savo ascendento ženklo, tai pasitikslinkite savo Mėnulio ženklą, tai galite irgi padaryti mano svetainį, kur yra Mėnulio kalendorius, įsivedę gimimo datą, jeigu žinot, ir ten valandą, jeigu įvesi, tai bus tiksliau.
Tai tą padarykit, o jeigu žinot ir savo ascendentą, tai galite irgi žiūrėti tokias rekomendacijas, kaip ir 2 ženklam, ir ascendentų, ir mėnulio ženklų, jos vieną kitą papildo. Na ir primenu, kad tai yra bendro pobūdžio rekomendacijos ir tokiu atveju, jeigu reikia kažkokių tai gilesnių pastebėjimų, tai tada parašykit man. Na ir ravinui, šiame laikotarpė gali sustiprėti, kas susijęs su jūsų emocijom. Tai būtent ir klausimai susijęs su jūsų šeima, artimaisiais, gali dažniau kilti nesusipratimų namų aplinkoje, tokių konfliktų, kurie būna susijęs su buitiniais klausimais. Ne pats palankiausias metas būtų priiminėti svarbius sprendimus susijusius su nekilnojamo turto ar gyvenamosios vietos pokyčiais. Toks gali irgi kaip vidinis nerimas trukdyti susikaupti, todėl tas laikas palankiau būtų poilsiui, ramybei, daugiau būti gamtoje ir vengti ginčų su vyresniais šeimos nariais. Jaučiui, primenu, kad tai bendro pobūdžio informacija, tai šito periodu padidėja irgi tokia tikimybė, kad nesusikalbėt galbūt su broliais, seserim, kaimynais, draugais, kelionėse gali būti strigimai, nesusipratimai su susitikimuose, susiję irgi, kas susiję su informacijos perdavimu, su mokymais, tai irgi stenkitės tuo periodu kalbėti aiškiai, kad ir jūs suprastų, nes gali būti, sakykime, didesnis nesusipratimas, venkit irgi skubotų sprendimų dėl kažkokių tai sutarčių. Ir palankesnis laikas būtų grįžti labiau prie senų idėjų, kūrybinių projektų, kuriuos jau darėt, kad juos patobulinti. Dvyniams šiuo periodu vertėtų daugiau dėmesio skirti finansam, galimos tokios nenumatytos išlaidos ar nesusipratimai dėl pinigų. Tai tema gali būti finansų, tokia aktuali, peržiūrėti, kas irgi susiję su jūsų kalba, saugokitės irgi konfliktų su artimaisiais, kas susiję irgi su svarbiais pirkiniais, irgi, sakykime, neskubėkit ir su tokiais finansiniais įsipareigojimais. Geras laikas irgi subalansuoti savo maistą, mitybą, ugdyti kantrybę, vengti tokių irgi impulsyvių žodžių šiuo periodų, tiek artimųjų adresų, tiek apskritai kitų žmonių. Vėžiams šis periodas, primenu, kad tai bendro pobūdžio rekomendacijos, tai šis laikotarpis gali kelti tokią tam tikrą vidinę įtampą ir abejonės dėl savęs, dėl savo pasirinkimų, dėl savo gebėjimų, gali keistis irgi nuotaikos, tapti šiek tiek taip sudėtingiau išreikšti savo mintis ar jausmus kitiems. Todėl svarbu stengti šiuo periodu nereaguoti viską per daug asmeniškai, skirti laiko savirefleksijai, nespausti savęs, nepriimti kažkokių skubotų sprendimų. Stenkitės labiau susitelkti savo vidinį pasaulį ir mažiau reaguoti į išorinius trikdžius. Liūtams primenu, kad tai bendro pobūdžio informacija, tai jums gali kilti noras atsiriboti būtent nuo aplinkos. Daugiau laiko praleis galbūt vienumoje, iš tikrųjų tai neblogas metas, gali būti daug minčių, bet svarbu jas taip filtruoti, ne visas taip, sakant, priimti už gryną pinigą. Gali pasijusti dažniau pervargimas arba miego sutrikimas, todėl stenkitės irgi skirti pakankamai laiko poilsiui. Gali būti ne visai tinkamas metas finansiniam sprendimam, ypač jei jie susiję bus su užsieniu ar su kažkokiom galbūt slaptom, uždarom veiklom. Jums kaip tik palankus metas daugiau melstis, medituoti ar praktikuoti dvasinės veiklas. Toliau mergelėms primenu, kad tai bendro pobūdžio rekomendacijos yra, tai jums šituo periodu gali kilti įtampa susijus su vyresniais draugais, su bendrais tikslais, susijusiai su įsipareigojimais, ypatingai kažkokiem tai projektam, kurie yra bendri su kažkuo, gali
tie projektai ar įsipareigojimai ar veiklos strikt reikalauja daugiau kantrybės, peržiūros, tai tad stenkitės irgi šiuo periodu pažadų kažkokių, kurių negalėtumėte ištesėti, tai ir patys irgi stenkitės nepatekti į vairias manipulacijas. Gali atsinaujinti kažkokie tai seni santykiai su senais draugais, gali būti irgi tai naudingos patirtis su jais, ir verta šiuo periodu peržiūrėti tikslus, savo planus, koreguoti, kurie galbūt nebeteikia įkvėpimo ar kažką tai vertėtų atnaujinti. Svarstyklės. Primenu, kad tai bendro pobūdžio informacija ir pas jūs gali darbe kilti dažniau nesusipratimo ar pasikeis darbo sąlygos. Kažkiek gali būti pokyčiai. Gali, sakykime, viršininkai jūsų, ar ten vadovai, autoritetai būti labiau kritiški jūsų atžvilgiu, tai stenkitės su jais konfrontacijos, išlikit labiau diplomatiški. Būtų nepalankus laikas prašyti paaukštinimo ar imtis kažkokių naujų profesinių projektų. Reikia daugiau kantrybės, atsargumo priimant sprendimus susijusius su karjera. Ir tai būtų palankus metas įvertinti, kur nori eiti profesiniam keliui. Skorpionams, primenu, kad tai bendro pobūdžio yra rekomendacijos, tai šiuo laikotarpiu gali keistis pas jūs požiūris į tikėjimą, gyvenimo prasme, mokytojus, autoritetus. Gali atsirasti ryšiai su užsienio ar tolimesnėm kelionėm, bet ir tuo pačiu gali būti tam tikras strigimas, arba kažkokia tai painiava, tai būtų ne pats galbūt irgi palankiausias metas spręsti tokius klausimus, nelaikas pradėti svarbius mokymus ar kažkokius tai akademinius projektus, tačiau galima grįžti prie senų žinių, įvertinti viską, įsiklausyti savo intuiciją, bet irgi nepasiduoti per daug emocijom. Ir rekomenduojama daugiau dėmesio skirti dvasinį praktiką ir kuklumą. Toliau šaulys. Šauliams šis periodas gali kelti kažkiek tai emocinės įtampos, bet primenu, kad tai yra bendro pobūdžio informacija. Gali būti tokios įtampos susijusios su kontrolės praradimo jausmu ar kažkokiam tai praeities traumom. Tokie reikalai susijęs su finansais gali būti kelti įtampą arba klausimai susijęs su bendrais pinigais arba paveldėjimo klausimais. Gali būti kažkokių to iššūkių, nesusipratimų. Gali irgi iškilti šiuo periodu slapti reikalai ir išaiškėti tai, kas buvo galbūt ilgai nutilėta, nuslėpta. Geras laikas skirti laiko savianalizai, tačiau kaip tik venkit per didelio, tokio gilinimuose, kuris gali kaip tik sukelti nerimą, baimę, kažkokį tai vidinį chaosą, tai būtų geras metas paleisti tai, kas jau kaip tik paseno arba kaip tik kenkia, tai atsikratyti palankus periodas. Ožiaragiams primenu, kad tai bendro pobūdžio informacija, tai šis laikotarpis gali būti susijęs daugiau su santykiais, su antraja pusė, su partneriais, su verslo partneriais. Tai gali irgi tie santykiai kelti įtampą, gali kilti nesusipratimo ar tokių konfliktų, kurie tarsi buvo pasibaigę, jie gali atsinaujinti. Tai stenkitės tuo periodu vengti kaltinimų, spaudimo, tai kaip tai gali pabloginti situaciją, reikia stengtis kaip tik daugiau klausyti šiuo periodu, nei kalbėti, daugiau suprasti, irgi neįvertinti. Ir tinkamas metas apskritai spręsti ilgalaikės problemas, bet be kažkokių tai skubotų sprendimų būtų jums. Ir vandeniams primenu, kad irgi bendro pobūdžio informacija šiam periodui, tai vandeniams gali kilti tam tikrų sunkumų, kas susijęs su jūsų darbo aplinka arba su kolegom. Tai šitam periode būtų svarbu taip stengtis išlaikyti diplomatiškumą,
Sveikata gali būti silpnesnė, ypač kas susijęs su virškinimu, nervų sistemos rytyse. Ir nereikėtų imtis kažkokių naujų projektų ar ten konfrontuoti dėl kažkokių tai smulkmenų. Tai būtų kaip tik tinkamas metas labiau tvarkyti kasdienius reikalus, peržiūrėti įpročius, pasirūpinti savim. Na ir labai būtų naudinga laikytis kaip tik dienotvarkės ir vengti streso. Na ir žuvims, primenu žuvis, kad tai yra bendro pobūdžio informacija jums, tai pas jūs gali būti daugiau nesusikalbėjimų susijusių su meilė, su įvairiais romantiniais santykiais. Jeigu tokie yra, gali grįžti kažkokios tai senos situacijos. Kas turi vaikų, tai gali pareikalauti daugiau dėmesio, vaikų klausimai, vaikai gali tiek daugiau dėmesio skirti jiems. Jūsų kūrybinės idėjos gali irgi strigti arba reikalauti, tokio kaip pergalvojimo, kažko tai perdarimo. Ir šiuo periodu venkit spekulacijų, kažkokių tai irgi rizikingų finansinių sprendimų, nerizikuokit, atidžiai, išlaukit šį momentą. Būtų palankus metas apmąstyti, ką iš tiesų reiškia meilė, kūryba ir atsakomybė. Tai linkiu kuo geriausios kloties.